Jautiesi nelaiminga, nors iš pažiūros atrodo viską turi. Sveikata, vaikai, namai, vyras, šeima. Atrodo, ko norėti, tik džiaugtis, gyventi ir mėgautis viskuo. Bet negali, nes širdis, o tiksliau jau jos negirdėjimas, triukšmas tas, proto chaosas, nebeleidžia nieko džiaugtis, nebeleidžia vertinti to, ką turi, nebeleidžia matyti to, ką tu turi, nebeleidžia būti tuo, kas tu esi, nes galbūt jau net ir nebežinai, kas esi. Tas vidinis pasimetimas, neberadimas savęs ir žinoma, to atspindys dažniausiai būna santykiuose, kuomet iš vyro atrodo darai daug, stengiasi dėl šeimos, bet negauni atgalinio to ryšio. Vis tiek jautiesi neįvertinta, nesuprasta. Kiekvieną kartą, kiekvienas konfliktas, kiekvienas nesupratimas, kiekvienas iš vyro gautas aštresnis žodis, vis jaučia labiau ir labiau jaustis vieniša, nesuprasta, kyla vidinis nepasitenkinimas ir vis mažiau lieka kasdienio džiaugsmo tuo gyvenimu, dėl kurio atrodo, kad tu turi pasidžiaugti, bet širdyje nebėra to. Ir su tokia būsena gyventi tą gyvenimą darosi vis sunkiau ir sunkiau. Kiekviena diena iš tokio automato vyksta, iš tokio robotizmo, iš reikia, iš privalau, iš ko žinoma gimsta dar didesnis nepasitenkinimas, pykčiai, kurių tu dar savo net nepripažįsti ir sukiesi tame rate, lyg robotas, be širdies, vien tik dėl to, kad reikia. tą patyriau aš, tą patiria pas mane atėjusios moteris, su kuriomis aš dirbu. Ir aš esu pavyzdys to, kad tame gyventi tikrai nebūtina. Iš to galima išeiti ir būtina išeiti. Jei nori tą gyventi gyvenimą, kuriame tu galėtum džiaugtis, galų galę tuo, kuo turi ir ką dar duos tau gyvenimas, kuriame tu jaustum ramybę, džiaugsmą, tą pasitenkinimą ir tą meilę tiek savo, tiek tam savo vyrui, partneriui. Jei jautiesi tame chaose, jei pati matai, kad turi dėl ko džiaugtis, bet viduje to džiaugsmo nebejauti ir nori vėl jį patirti, labai kviečiu, ateik į nemokamą 30 minučių pažintinę konsultaciją ir jos metu padėsiu to pamatyti taškus, išeitis, kaip gali vėl patirti tą pilną gyvenimo džiaugsmą.